Sveiki visi, šiandien pamokinsiu, kaip susikurti Minecraft'o serverį. Ok, tai pirma jums reikia šito failo, craftbook.jar. Ok, tai kai turite šitą failą, susikurkite naują folderį. Užvadinkit kaip norit. Tada craftbook failą nutempėt į savo folderį. Ir jo, tada susikuriat naują tekstinį dokumentą. Užvadinat irgi kaip norit. Aš užvadinsiu start. Ok, atsidarom jį. Ir čia įrašom šitą kodą. Jis bus description'e. Craftbookit failo linkas irgi bus description'e. Ok, tai įdedam čia šitą kodą. Tada spaudžiam file ir save as. Tada paspaudžiat all files ir būtinai jūs turit ištrinti .txt ir parašyt .but, kitaip neveiks. Ok, šitą išjungiam, šitą išjungiam. Ok, tada atsirado jums toks failas. Šitą txt failą galite ištrint ir paleidžiat start.but failą. Ok, tada palaukit, kol užsikraus ir susitiksim, kai užsikraus. Na ką, grįžau, tai kai užsikrauna, jums turi rašyti done. Ok, tai neišjungiam šitos lentelės, tiesiog parašom stop ir jinai išjungs automatiškai. Nes jeigu išjungsit šitą lentelę per kryžiuką, tai gali jums neišsisaugot visi ten duomenis. Ok, tai atsidarom server.properties. Ir kaip matot, čia daug teksto. Ok, tai jums reikia įdėti savo IP adresą. Spaudžiat start mygtuką, tada rašot cmd. Tada atsidaro jums tokią lentelę ir rašot IP config. Tada jums išmeta tokį dalyką ir čia, kaip matot, yra jūsų IP prie IPv4 adres, tai čia yra jūsų vidinis arba išorinis IP, nežinau, ir jį rašot į čia. Va, tada jeigu jūs esat legalas, tai to daryti jums nereikia. Jeigu esat legalas, palikit true. Ir jeigu norit, kad ateitų ir legalai, ir nelegalai į šitą serverį, tai rašot false. Ok, čia parašot serverio pavadinimą. Tai paspaudus alt 2.1 jums pasidaro tokia dviguba S raidė ir ką jį reiškia, tai su ją galit padaryti pavadinimą spalvotą, be jokių pluginų, be nieko. Vienas tai yra mėlyna spalva, aš paliksiu description'e visas spalvas. Ok, tai kokie 4. Tada kokį YouTube server.
Svarbu. Einam tada palabiški. Ok. Čia parašot, kiek norit žaidėjų, kad būtų serverė, nu, daugiausia, kiek tilps serveryje žaidėjų. Ok, aš parašysiu 100, šitą išsaugom, tada spaudžiam, kai viską jau padarėt šitam server properties, tai spaudžiam dar kartą start.bat. Ok, tai prasuksiu, kol čia krausis ir susitiksim už akimirkos. Na ką, grįžau, taigi krovės visai trumpai. Ok, tai įsijungiam Minecraftą. Ok, palaukt biškį reikia. Jo, manau, prasuksiu, kol čia krausis, nes man dažnai ilgai kraunas. Ok, tai... Ai, užsikrovė, ok, nesvarbu. Pamirškit, ką sakiau. Va, kaip matot, YouTube server, čia serveris, kurį sukūriau ką tik. Ok, tai įeinam. Čia gali biškį palaginti iš pradžio. Ok, tai kaip matot, serveris veikia, kuo puikiausiai. Galit užsidėti opą, tai būsit kaip adminas. Vai. Ok, kai esat topas, galit naudot game modą. Ok, tai su jumis buvau aš, Nexus Elite, ir susitiksim kitame video.